Sveiki, Nuxtech draugai! Pas mus atvyko naujasis 3D spausdintuvas Elegoo Kentauri Carbon 2 Combo. Išpakuojam ir surenkam. Viršuje iš karto randame instrukcijas, kurias žinoma verta įdėmiai perskaityti. Kaip ir daugelį šiuolaikinių 3D spausdintuvų, visi priedai sudėti spausdintuvo viduje. Čia randame bandomojo PLA plastiko, įrankius ir ekraną. Nuimame transportavimo apsaugas ir įvertinam surinkimą iš vidaus. Sekantis priedai, maitinimo laidas, tvirtinimo elementai ir Elegoo Canvas daugiaspalvio spausdinimo sistema. Pradedame surinkimą. Pritvirtiname ekraną ir išmetimo angą. Štai pati įdomiausia dalis – Elegoo Canvas. Ši sistema leidžia vienu metu naudoti net 4 plastiko rites ir automatiškai spausdinti keliomis spalvomis. Skirtingai nei daugelio kitų gamintojų sprendimai, čia nereikia papildomo modulio, viskas integruota į vieną įrenginį. Belieka prijungti teflono vamzdelius, sujungti valdymo laidus, uždėti viršutinės dangtį ir įjungti spausdintuvą. Atlikus automatinį kalibravimą ir įdėjus plastiką, spausdintuvas jau pasiruošęs pirmiesiems bandymams. O pilną Elegoo Kentauri Carbon 2 Combo apžvalgą ir testų rezultatus jau visai netrukus rasite nuxtech.lt. Iki!